Ole visiems, šiandien parodysiu, kaip pasisiūti šias mini plaukų gumeles. Mums reikės 65 cm ilgio ir 5 cm pločio natūralaus šilko. Užlenkite šilko kraštus ir dar juos galite užlyginti su lygintuvu, taip mums bus lengviau siūti. Gaunam štai tokį rezultatą. Tuomet iš blogosios pusės susiuvame audinį kažkur 0,5 cm atstumu tiesia linija. Labai viskas paprasta, tiesiog siuvame tiesiau, kuo tiesiau. Na, bet jeigu išeis ir nelabai tiesiai, tai nenusiminkite, tikrai išvertus audinį, tas pakryvaliojimas nesimatys. Gaunam štai tokį rezultatą. Dabar išversime audinį į gerąją pusę. Įkišame žiogelį į tą užlenktą pusę ir verčiam audinį. Šis darbas jau tikrai pareikalaus šiek tiek daugiau kruopštumo, bet dėl tokio grožio tikrai verta pasistengti. Štai mūsų audinys išverstas, dirbsime toliau. Sutvarkome kraštelius audinio, kad nebūtų išsivertę. Čia panaudoju žirklučių antgalį į pagalbą. Naudosiu 17,5 cm elastinę gumą. Tokio ilgio guma tikrai tiks įvairaus storio plaukams. Jeigu turite labai storus plaukus, tai su tokio ilgio guma apsuksite plaukus 2 kartus, jeigu turit plonus, tai tuomet 3 kartus. Na va, įkišime ją į vidų. Įsitikinkite, kad guma nepersisuks, nes tuomet gumelė nebus tokia patogi. Tai šią vietą atlikdamos irgi būkite kruopštesnės. Jau netgi dabar matau, kaip čia bus gražu. Na va. Ištraukiam žiogelį ir dabar įsitikinę, kad nėra jokių persukimų, susiūsime elastinės gumos kraštelius. Tai tikrai užsiuvame daug ir stipriai, kad laikytųsi tvirtai, niekur neplyštų. Siuvam. Volia, turim rezultatą. Šiuos 2 kraštelius dabar sujungiame ir užsiuvam tiesią liniją. Aš tą tiesią liniją dar paslepiu su seglės etiketėmis, kad nesimatytų, bet jeigu etikečių neturi, tai žinokit ir taip ten jinai paskui kita gumelė susigrankščia, tai nesimato. Na ir kaip jums rezultatas? Man tai labai gražu.